Šiandien Dievas nori, kad mes būtume pilni Dievo valios pažinimo. Ir va ta Dievo valios pažinimas toks įdomus klausimas. Kartais žmonės klausia, Dievo valią kaip pažinoti, kaip žinoti, kokia Dievo valia. Dievas labai aiškiai įkvėptas išaiškina, kas yra Dievo valia savo raštuose, savo žodžiuose. Ir Dievo valia, kad žinotumėt, kad niekada nepamirštumėt, yra gera ir tobula. Tai reiškia, kas gera. Tai yra, kas jūs ramina, kas jūs guodžia, kas nekelia įtampos, streso, nusivylimo. Tai visa tai, kas yra gera, šlovinga ir garbinga. Tai tas yra gera Dievo valia. Bet aš pasidalinti noriu Kolosiečiams laišku, kad būtų aišku, apie ką šiandien kalbėsim, gerai? Pats Dievas sako, aš meldžiu už jūs, kad jūs būtumėt pilni Dievo valios pažinimo, su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Dievas nori, kad mes turėtume Dievo išmintį ir supratimą. Ir žinot, šitas rašto vietas kalbu savo, kad aš turiu Dievo pažinimą, kad aš turiu Dievo išmintį ir visą supratimą. Ir šiandien raginu jūs tai daryti, nes mes žinom, kad Dievo žodžiai negrįžta tušti, bet atlieka darbą, kam mum, kai mes tuo tikime ir tai kalbame. Ne tai, kad tiesiog pasakyti, bet tikėti, kad aš tikrai turiu Dievo išmintį ir supratimą. Aš tikrai jums pripažinsiu, kad kartais man jau taip išsprūsta ir kantrybę visiškai prarandu ir save taip pradedu kritikuoti ir net, kaip čia pasakyti, keikiuosi blogus žodžius, sau sakau, tik todėl, kad aš nemoku kompiuteriu, niekaip negaliu išmokti tam tikrų dalykų, bet jų neišmokstu, todėl, kad nesimokau, todėl, kad darau kitus darbus ir dalykus, bet nedarau to, kas man sunku. Bet aš tada, kai jau tą kantrybę prarandu, minutei, 2, gal 3 minutėm, bet taip sakant, neleidžiu to lizdo susisukti priešui savo mintise, bet būna, kad pratrūksta ir kiti žmonės kartais, kas artimoje aplinkoje mato, kad man jau kantrybė kartais pasibaigia dėl savo neraštingumo tam tikrų dalykų ir neišmanimo. Bet aš iškart susivaldau po kelių minučių ir prisimenu, kad viešpatsgi nori ir sako man, kad aš turėčiau ir galiu turėti visą Dievo išmintį ir supratimą su visu Dievo įžvalgumu. Ir tada sako, kad elgčiausi tinkamai. Vadinasi, viešpačiu kaip svarbu, kad aš turėčiau Dievo išmintį, Dievo supratimą ir Dievo išmintį visame kame, kad elgčiausi kaip verta viešpačiui ir jam tobulai patikčiau. Vadinasi, mano elgesys priklauso, ar aš patiksiu viešpačiui ar ne. Ir toliau aiškina, tobulai patikti, kaip nešant vaisių gerais darbais. Vadinasi, mano išoriniam gyvenime yra rezultatai. Ir jie yra matomi, nesako neši vaisių gerais darbais. Ir augi toliau, nesustoji, nuolat augi Dievo pažinimu. Ir Dievo pažinimą, žinot, ką duoda stiprėti ir visokeriopą jėgą iš savo šlovės galios didžiai kantrybei. Vadinasi, Dievas mato ir supranta, kad būtent čia žemėje mums, gyvųjų žemėje reikės kantrybės. Bet ta kantrybė manyje, mano širdyje, mano įsitikinimuose auga tik tai iš Dievo pažinimo. Kitaip aš tos kantrybės, nežinau, jeigu ką žinote, tai komentaruose parašykite, kur dar galima gauti kantrybės apart Dievo principuose. Nes aš kantrybę ugdausi praktiškai tik tai pažindama Dievą ir prisimindama, kiek Dievas yra kantrus su visais žmonėm. Prisimindama Dievo žodžius, ką jis apie mane sako, tada aš nurimstu ir stabilizuoju savo vidinę emocinę sritį. Taip? Taigi aš darau taip ir elgiuosi taip. Ir tai man padeda. Jeigu jūs turit kitų patirčių,
Tai pasidalinkite, labai bus įdomu. Taigi, Dievo pažinimu aš augu taip, kad sustiprėčiau visokeriopą jėgą iš jo šlovės galios didžiai kantrybei ir ištvermei. Matot, gerbėmieji, Dievas aiškiai sako, kad čia žemėje mums reikės kantrybės ir ištvermės. Ir jos kantrybės ir ištvermės reikia tam, kad su džiaugsmu galėtume dėkoti Dievui, kad jis mus padarė tinkamus paveldėt teisiųjų dalį šviesoje. Bet jeigu neturėsiu kantrybės ir ištvermės, aš tiesiog palūšiu, nuliūsiu, įsiskaudinsiu, nebeturėsiu jėgų. Bet kadangi pats Viešpats meldžiasi, taip, nuo 9 eilutės mes matom, pats Viešpats meldžiasi ir nori, kad aš būčiau ir kad jūs būtumėt kiekvienas pilnas Dievo valios pažinimo, su visa išmintimi ir dvasiniu supratimu. Kad augtumėt, neštumėt vaisių gerais darbais ir augtumėte Dievo pažinimu. Augti Dievo pažinimu reikės nuolat ir pastoviai atnaujinant savo mintis ir protą, prisimenant Dievą, bendraujant su Viešpačiu, jį laikant kaip svarbiausių asmenių savo gyvenimo kely. Ir tik tai tada aš stiprėsiu visokeriopą jėgą iš Viešpaties galios. Tai Viešpats duos tos galios ir savo jėgos didžiai kantrybei ir ištvermei. Kad su džiaugsmu galėčiau dėkoti Tėvui, kuris padarė mane tinkamą paveldėt teisiųjų dalį šviesoje. Ir tada suvokiu, Viešpatį, kad tu padarei mane tinkamą. Vadinasi, jeigu aš apie save galvoju, kad aš niekaip negaliu kažko išmokti, kad aš visiška neišmanėlė, ten ir kitais visokiausiais blogais epitetais apie save pradedu galvoti, tiesiog uždraudžiu šėtonui man tas mintis sukti toliau galvoj, nes aš priimu sprendimą mąstyti tai, ką Dievas apie mane sako. Kad jis sako, aš meldžiu, kad tu būtum pilnas Dievo valios supratimo. Ir tada prisimenu kitoj rašto vietoje, jis sako, tu turi Kristaus protą. Ir aš pradedu galvoti teisingai, ašgi turiu Kristaus protą. Ir kuris yra, jis yra manyje. Ir aš Kristaus protą turiu lavinti. Tai reiškia, aš ką turiu daryti, save disciplinuoti. Toj srity, kuris man nepatinka. Man nepatinka tas technologinis raštingumas, bet aš suprantu, kad be to niekaip nenueisiu toliau. Vis tiek reikia man save tame tobulinti. Tada vadinasi, aš disciplinuoju, sėdu prie tos veiklos ir pradedu praktikuotis. Taip, suvokdama, prisimindama, kad aš turiu Kristaus protą, kad dabar yra Viešpats su manimi ir man padeda. Ir kad žinot, kas tada atsiranda? Tada ramybė, kaip čia pasakyti, pradeda tarpti manyje, nurimsta. Nurimsta sielinė emocinė dalis, tas nepasitenkinimas. Nes aš suprantu, kokia Dievo valia, suprantu, kad ji yra gera man, gera. Kad Dievas nori, kad aš būčiau pilna Dievo valios supratimo, su visa išmintimi ir supratimu. Pats Dievas to nori. Vadinasi, aš pati to noriu. Aš aišku, kad noriu. Kaip ir jūs, kiekvienas greičiausiai savo norite gerą. Bet kad tą gerą pasiekti, turėti apčiuopiamą, reikia nugalėti save. Nugalėti save tai, ko nemėgsti. Tai, kas tau atrodo sunku. Tai, kas atrodo neįmanoma. Nes su Viešpačiu mums viskas yra įmanoma. Va tą suvokimą turėti, kur atrodo sunku, kur atrodo niekaip neišsispręs. Iškart prisiminti, kad mano galybės dešiniai yra Viešpats, kuris padeda, kuris veikia mano gyvenimo užkulisiuose. Ir aš žinau, kokia yra Dievo valia mano gyvenime. Jinai yra gera. Jeigu gera, vadinasi, jeigu yra blogi santykiai vieni su kitu, aš žinau, kad aš turiu savo emocinę sielinę dalį keisti į tai, žiūrėti, kaip Kristus sako, kaip Kristus mokė, kaip mokė atsakyti, kada patylėti, kad kitą laikyti aukščiau negu save, dėl kito padaryti daugiau negu jis prašo.
Ir ne todėl, kad žiūrėti, o jis man ką davė, ar jis man kažką padarė gero. Ne į tai žiūrėti, bet žiūrėti į tai, ką Kristus sako. Kad jeigu Kristus sako, dėl kito padaryk daugiau negu dėl savęs. Vadinasi, be komentarų. Tu turi taip ir pasielgti. Taip? Nesvarstyti, nepradėti svarstyti, o jis man nieko nepadarė, o jis tik mane apkalbėjo, o jis man nieko nenupirko, o kodėl aš jam turiu nupirkti, o todėl, kad aš mokausi iš Kristaus ir aš keičiuosi į Kristaus atvaizdą ir pavydalą ir aš nešu vaisių gerais darbais, tai vadinasi, man nesunku ir tam žmogui padaryti vienokį ar kitokį žestą, gerą, taip? Ir kiekvieną kartą, kai jūs priimsite teisingą sprendimą, Viešpats bus su jumis. Ir ačiū Dievui, kad jis duoda jums jėgų, nes iš savo visokeriopos jėgos ir šlovės galios jis duoda jums kantrybės ir ištvermės. Nes čia žemėje mums gyvenant be abejo, kad reikia. Ir reikės daug kantrybės ir ištvermės ir ją mes tik tai gausime, žiūrėdami savo mintis, savo žvilgsnį, savo vidinę nuostatą nukreipiant į Viešpatį. Kad tai, nes Dievo žodžiai mes žinom, kad mus nuramina, atgaivina, duoda, kaip čia pasakyti, užtikrintumą, laukt gerą. Nes Dievas yra geras, jis yra gailestingas, jis yra visagalis, visur esantis, viską laikantis savo žodžio jėga. Todėl aš neturiu kito pasirinkimo. Neturiu, nes aš priimu sprendimą palikti savo mintis, Dieve, taip kaip tu sakai, kad jos nepraidžiotų kitur, kažkur neklajotų, bet mano mintis pasilieka Viešpatie taip kaip tu sakai. Nes aš žinau, kad tu sakai, kad tu nori gerą mano gyvenime, kad tu pats už mane meldi ir meldiesi. Ir aš sutinku su tavo žodžiais. Ir tavo žodžius aš kalbu į savo gyvenimą, nes aš tikiu tavim, aš pasitikiu tavim. Ir dėkoju tau, kad aš elgiuosi kaip tinka, kaip verta Viešpačiui. Nešu vaisių gerais darbais ir augu Dievo pažinimu, kad stiprėčiau. Augu Dieve tavo pažinimu. Tegu tai būna kiekvieno iš jūsų nuolatinis išpažinimas su visišku įsitikinimu, kad tai yra Dievo žodžiai ir jie patys tie žodžiai atlieka darbą jūsų kūnuose, jūsų sielose, jūsų sieliniai emociniai daly. Kad Dievo pažinimas jūs ugdo didžiai kantrybei ir ištvermiai, kad jūs pilni jėgų atleisti, pilni jėgų susitaikyti, pilni jėgų užjausti, pilni jėgų pirmi pasakyti gerą žodį kitam, kad ir priešininkui, taip? Nes Viešpats moko nuolat ir pastoviai, kad kiek nuo tavęs priklauso, siek taikos su visais. Taip, kiek nuo tavęs būtent priklauso. Taip, užjaus kitą, padėk kitam, kaip ir samariečio istorija, nežiūrint savo naudos, nežiūrint ar man naudinga ar ne, padėk kitam, nes Viešpats taip veikia kitų žmonių gyvenimuose ir tavo pačio be abejo gyvenime veikia, kai tu nežiūrint savo vienokių kitokių lūkesčių darai taip, kaip Viešpats sako, nes tu žinai, kaip Viešpats sako, tu prisimeni Dievo tiesą ir tu ją vykdai, tu pagal tai elgiesi. Tai reiškia, tu neši vaisių gerais darbais ir tai yra matoma, taip? O svarbiausia, pildaisi Dievo pažinimu, iš kurios semiesi dieviškos kantrybės ir dieviško užtikrintumo, ištvermės, taip, kad galėtum džiaugtis ir būt patenkintų. Ir dėkoti Dievui, Tėvui už viską, ką jis daro tavo gyvenime. Kad Dievas šiandien prižiūri jūsų gyvenimus, duoda jums sveikatos, laimina jūsų gyvenimus, laimina jūsų rankų darbus, duoda jums ramybę. Tiesiog jūs sutinkate ir priimate tai. Tikiu, kad tikrai jums tai pavyksta daryti savo gyvenimo aplinkybėse kiekvienoj dienoj. Jeigu kažkuriais momentais nepavyksta, jūs toliau grįžtat ir pildotės Dievo pažinimu ir tegu auga tikėjimas jūsų širdį.
Jūs disciplinuojate savo mintis ir protą, disciplinuojat savo pasirinkimus, įpročius, nes jūs žinote, kad būtent jūsų pasirinkimai formuoja įpročius, įpročiai formuoja jūsų valią, valia nukreipia jūsų gyvenimo kelią. Kuo geriausios kloties Jėzaus Kristaus vardu. Amen.